Tai kodėl, pana Mazuronį, norite būti prezidentu? Na, mane iškėlė mūsų partija Tvarka ir Teisingumas, kaip jūs žinot, kongreso metu. Bet jūs pats kodėl norite? Aš pats noriu todėl, aš pats manau, kad reikia kandidatuoti, gal tas noriu žodis ne visai tikslus, todėl, kad manau, kad mūsų valstybei reikia daug ką keisti. Manau, kad jau gana. Ir noriu dalyvauti, ir manau, kad galiu aktyviai dalyvauti būtent pokyčių procese. Ir prezidento pozicija, tai yra būtent ta pozicija, kuri suteikia galimybės aktyviai dalyvauti ir vykdyti tai, ką manai reikalinga daryti Lietuvoje. O tai gerai, jūs štai sakot, manot, kad reikia kandidatuoti ir keisti laimėjus, bet kokie yra šansai laimėti? Štai, jūs sakot, iškėlė partiją, bet jūsų partija Seimo rinkimuose gavo tiek balsų, kad akivaizdu, jog vien tik partijos rėmėjų balsų, norint tapti prezidentu, jums neužteks. Tai tada sąjungininkų, kaip žinia, Tvarka ir Teisingumas turi paprastai nedaug. Ko jūs tikitės, ar iš viso verta gaišti laiką? Aš tikiu, kad tai, ką aš pasiūlysiu Lietuvos žmonėm, tai ta valstybės vizija, kokią aš pristatysiu, kad jie patikės daugumą Lietuvos piliečių. Ir be jokios abejonės, šansus ar mano, ar kito kandidato įvertins, arba realius šansus pasakys tik tai piliečiai. Ir niekas kitas, niekas daugiau. Ir tai teisinga. O kodėl nepatikėjo Seimo rinkimuose? Laiko tai praėjo nedaug. Kas pasikeitė? Na, pirmas dalykas, aš nepasakyčiau, kad nepatikėjo. Jūs žinot, pagal reitingus mūsų partija šiandien yra pirma, antra partija pagal stiprumą. Jeigu pagal frakcijos dydį Seime, mes esame turbūt trečia frakcija pagal dydį. 18 narių. Yra kitas klausimas, kodėl ne 45. Manau, kad mes nepakankamai išaiškinom savo poziciją kaip politinė jėga, kaip partija. Galbūt pritrūko laiko, galbūt ne tais žodžiais aiškinome. Prezidentiniuose rinkimuose pabandysiu tą padaryti geriau ir tikiu, kad žmonės supras. Aš manau, kad per 20 metų atkurtos nepriklausomos valstybės iš mūsų, iš manęs, iš jūsų, po truputėlį yra pavogta tai, kas yra brangiausia. Iš mūsų, mėly piliečiai, yra pavogta Lietuvos valstybė. Kad aš kalbu pavogta Lietuvos valstybė, aš turiu omeny ir monopolinės grupės, aš turiu omeny ir specialiasias tarnybos, kurios šiandien yra sukūrusios valstybėje. Aš turiu omeny ir klanus, kurie yra teismuose. Ir taip toliau. Aš manau, kad pagrindinis prezidento ir mano kaip kandidatuojančio į prezidentus iššūkis sugrąžinti Lietuvos valstybę mums, Lietuvos piliečiams, tam, kam jį priklauso. Gerai. Ir aš pasiryžęs tai daryti. Ir štai, pone Mazuronį, įsivaizduokit, jūs prezidentas. Tai kaip jūs vykdysit tą grąžinimą? Kokie štai bus, įsivaizduokit, jūs prezidentas su visom dabartinėm jo galiom ir negaliom, apie kurias daug šnekama. Kągi jūs darot? Kaip jūs pradedat tą grąžinimo procesą? Nuo ko? Kokius pasirašot dekretus, kokius vykdot paskirimus arba ką atleidžiat? Ko imatės? Be jokios abejonės, prezidento yra pagrindinė darbo sritis arba sfera, tai yra užsienio politika. Taip pat prezidentas turi didelę įtaką teisėsaugos darbe, teismų, tai čia per paskirimus. Aš manau, kad prezidentas turi pakankamai didelę galę ir vidaus politikai. Todėl, kad būtent prezidentas... Ką darysite jūs? Aš to pasakysiu. Todėl, kad būtent prezidentas skiria ministrus, skiria vyriausybę, paveda kažkam tai formuoti. Pirmas žingsnis, su kuriuo susidurs naujas prezidentas, ir jeigu išrinks būsiu aš, tai apsispręsti, kam pavest formuoti naują vyriausybę. Kubilių pavestumėt? Jeigu jis pagal šios dienos elgesį arba pagal dabartinius žingsnius, tai tikrai ne. Aš manau, kad tokią
vyriausybę reikia paleisti ir paleisti kuo galima greičiau, todėl kad tie žingsniai, jie iš tiesų įneša didžiulį sumaištį į mūsų valstybės ekonomiką, įneša didžiulį sumaištį į mūsų valstybės piliečių mąstymą ir yra žalingi. Ir kam pavestumėt? Turit kandidatą numatę? Tikrai nemanau, kad būtų protinga, jeigu aš dabar sėdėdamas pradėčiau aiškinti arba aiškintis, kam aš paveščiau. Hipotetiškai Kirkilu pasitikėtume, pavyzdžiui? Hipotetiškai, aš manau, kad hipotetiškai ar ne hipotetiškai prezidentas turėtų turėti savo viziją ir sukviestęs visas politinės partijas, manau, kad krizės situacijoje reikėtų kviesti visas politinės partijas esančias Seime, ieškoti, kas palaiko ir kam priimtina būtent tokia vizija. Jūs jau kalbate beveik apie vaivorykštės koaliciją. Ne, aš kalbu apie tai, kad prezidentas negali ir neturi atstovauti nei vienos politinės pusės, nei vienos interesų grupės, nei dar kažkokios sluoksnio. Prezidentas tai yra žmogus, kuris turi telkti visas galimas, sveikas jėgas mūsų valstybėje. Ir visiškai nesvarbu, kad iškėlė vieną ar kitą kandidatą, vieną ar kitą partiją, prezidentas turi ieškoti sąlyčio taškų, ieškoti bendro darbo. Levo LT sutartį peržiūrėtumėt? Tikrai taip, manau, kad tai turėtų būti visas blokas, kada aš sakiau apie valstybės užvaldymą arba liaudiškai pavogimą, tai vienas iš elementų tai yra monopolistai. Monopolistų šiandien simbolis yra Levo LT ir energetika. Yra ir daugiau. Yra šilumos tiekėjai, yra prekyba maisto produktais, yra degalai ir taip toliau. Visą tą sistemą reikia pastatyti savo vietą. Kad ne ji diktuotų valstybei žaidimo taisyklės, o valstybė dėstytų kokioje vietoje ir kaip jie turi egzistuoti.